Ilita, scena tavo. Ačiū. Tai stabdykit mane, kad neviršyčiau laiko, nes, kaip žinia, brokeriam nedaug gali daug šnekėt. Tai tikrai, na, taip yra, liežuvis maitina. Bet ne tik tai. Šiandien truputį papasakosiu daugiau apie tai, ką darau. Paskutinis prisistatymas, pasižiūrėjau, buvo pernai, kaip tik vasarį, tradiciškai. Na, vat, metus rezultatus susiskaičiavus, įsivertinus, kyla noras dar truputį, na, patobulėti, paaugti ir pasiekti geresnių rezultatų šiais metais. O vakar, kaip jau paustinau Facebook'e, na, vis tiek yra nerimas ir jaudulys jau gal 8 kartą prisistatinėjant prieš klubą. Norisi pasirodyti tikrai puikiai, kad tų rekomendacijų pavyktų sugeneruoti. Ir Vatarodas paprašė pareklamuoti jį, paskaičiavo iš tikrųjų pereitų metų statistiką būtent jo portale, kiek buvo kontaktų su klientais, kokios buvo peržiūros, kiek buvo sugeneruota dėmesio iš potencialių pirkėjų, būtent mano reklamuojamam, pristatomam, atstovaujamam nekilnojamam turtui. Na ir tada jau išreitingavo tam tikrą davė kategoriją. Tai smagu pasigirti, kad jų skaičiavimų pagal veiksmus jų portale, tai patenku į 10% Lietuvos brokerių. Na ir iš tikrųjų turbūt ir negali būti kitaip, kai tai darai daugybę metų. Ir šiandien norėčiau papasakoti šiek tiek, kokie tie 24-ieji buvo, nes tai yra visų pirma 10-ieji metai su Capital, apie tai, kodėl vis dar su Capital irgi parodysiu. Na ir šiek tiek susiskaičiavau, kasgi vyko pernai metais, tai tikrai didelio pokyčio nebuvo. Pardavimai sudarė pagrindinę dalį, 61% visų sandorių buvo mano būtent atstovavimas parduodant nekilnojamą turtą. Taip pat 32% buvo nuomos sandorių, na ir tikrai palyginus sumažėjo su prieš tai buvusiais metais paieškos, tai yra darbas su pirkėjais, tai tik 7% visų sandorių buvo su paieška, norėtųsi padidinti šitą skaičių. Na, o dar pasipjaučiau pagal tipą, ką vis dėlto pavyko parduoti. Tai parduota buvo daugiausia butų, bet kaip ir minėjau, buvo butų kategorija, pasislepia ir kotedžai, sublokuoti namai. Antroje pozicijoje yra namai, na ir mažiausiai pavyko parduoti sklypų ir apskritai pasižiūrėjus, mes sklypai judėjo gan lėtai ir jų apskritai ir trūksta, kad galėtume parduoti daugiau. Dar visada mėgstu pasilyginti su prieš tai buvusiais metais, nes reikia lygintis turbūt ir matuotis, tai turto parduota buvo už 2 325 000, lyginant su prieš tai buvusiais metais neženkliai daugiau. Na ir dažnai manęs paklausia, tai kągi visgi aš parduodu, tai pigiausias buvo sklypas už 43 000 parduotas pernai, na ir brangiausias tai buvo butas už 370 000, kurį pardaviau pernai metais. Ir iš tikrųjų pastebėjau, kad pernai metai išsiskiria to, kad buvo daug stresinių pardavėjų, tai žmonių, kurie negalėjo parduoti patys, kurie kreipėsi pagalbos tiek konsultacijų, tiek atstovavimo klausimais. Na ir turėjau tik vieną dvigubą sandorį, tai reiškia, kad dviejose sandoriuose atstovauju tiek kaip pirkėja, tiek kaip pardavėja tą patį klientą, reiškia, kad jis parduoda savo turtą ir perka sekantį. Tai tokių dvigubų sandorių buvo labai iš tikrųjų mažai. Tačiau net 55 klientai gavo norimą rezultatą, tai yra pavyko pasiekti jų išsikeltą tikslą, įgyvendinti sandorį. 23 metais tokių klientų buvo 53. Na, tai labai stabiliai iš tikrųjų. Galbūt specifika tokia, kad pirmas pusmetis tikrai buvo labai liūdnas ir viskas, kas atsitiko praktiškai nuo birželio mėnesio. Tai tikrai matom, kad rinka atsigavo, judėjimas vyksta ir esam labai aktyvioje pozicijoje. Paieškų, kaip jau ir sakiau, šiek tiek sumažėjo, prieš tai buvusiais metais buvo ženkliai daugiau paieškų. Ir iš tikrųjų sumažėjo užsienio piliečių perkančių turtą Lietuvoje. Iš tikrųjų tik vieną tokį turėjau klientą savo, pat visų praeitų metų statistiką vertinant, bet buvo ir lietuvaičių, kurie gyvena Ispanijoje, grįžta nusiperka Lietuvoje. Na ir smagiausias dalykas, kad 23 metais buvo nutrūkusių sandorių, 24 metais nei vienas sandoris nenutrūko, tai reiškia, kad buvo susitarta ir įvyko iki galo. Na ir turbūt svarbu pasakyti, kodėl aš galėčiau būti tas pasirinkimas pirmas iš brokerių, tai tikrai mano specializacija yra gyvenamosios paskirties, nekilnojamo turto objektų pardavimas Vilniuje ir Vilniaus rajone, taip pat darbas su paieška, na ir kaip jau minėjau, 10 metų su Capital, tai yra 100 sandorių ir know-how atitinkamas sukauptas, kuriantis vertę klientui.
tikrai turiu tą savybę stebėti ir mano iš tikrųjų užklasinė veikla yra žiūrėti visus naujus projektus, analizuoti, kas ateina į rinką, stebėti, kas vyksta, kas apskritai naujo, kaip ten kokie seni dalykai juda. Tai kainos, sandorių dinamika, finansavimo sąlygos taip pat yra nemažiau svarbios ir visą tai lemia iš tikrųjų, ar vyks sandoris, ar nevyks galutiniam taške. Na ir mano klientai renkasi dėl to, kad aš turiu ir partnerių, tai taip pat ir BNI klube esantis partneriai, kurie padeda sukurti pridėtinę vertę proceso metu. Na, o tikslas iš tikrųjų yra organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti sklandų sandorį, kad būtų iš tikrųjų maksimaliai geras rezultatas klientui pasiektas. Turbūt, pasakysiu, kad man svarbiau kokybė nei kokybė, todėl, neprisiimu visų klientų, kurie tik kreipiasi dėl paslaugų, o iš tikrųjų įsivertinu, ar aš galiu jiems sukurti tą vertę, kurios jie tikisi ar ne. O Capital organizacija jau 10 metų veikia, 10 metų aš su ja, o ji veikia jau nuo 13 metų, tai švęsime vasario mėnesį Capital įmonės gimtadienį, tai yra iš tikrųjų žinomas ir patikimas vardas, jau 32 biurai visoje Lietuvoje, daugiau negu 400 kolegų ir būtent CRM galimybės ir duomenų bazė leidžia klientams suteikti operatyviai, maksimaliai plačią ir išsamią informaciją apie jų situaciją, sudaryti prognozes ir veiksmų planą. Ir taip pat yra, aišku, papildomus paslaugos, ką mes turime, taip pat turime ir Capital matininkus, gerus partnerius, taip pat ir vertintojus turim, kuriuos pasitelkiam tam, kad sandoris vyktų dar greičiau. Ir be abejo, būnant Capital tinkle, Capital priklauso Lietuvos nekilnojamo turto agentūrų asociacijai, kaip ir kitos rimtos agentūros, mes bendradarbiavame su kitų agentūrų brokeriais. Na ir iš tiesų, galėčiau kalbėti jau detaliau, bet 5 pagrindiniai iššūkiai, ką girdžiu, su kuo susiduria iš tikrųjų pardavėjai, kodėl jiems vis dėlto nepavyksta parduoti arba kitaip tariant objektai nenuperkami. Tai be abejo, ištakos šaknis neteisinga kaina. Toliau jau judame prie neteisingai organizuotų apžiūrų, procesinių kitų dalykų, netinkamos reklamos, klaidų derybose, ir keblumų dėl įforminimo, nes praeiti metai buvo įdomus tuo, kad praktiškai 90% klientų, kurie kreipėsi dėl turto pardavimo, padarus dokumentų analizę, buvo pastebėta, kad yra netitikimai. Tai buvo iš karto matininkai, matavimas, registravimas, forminimas, dokumentų tvarkymas. Tai patys klientai, net jei ir būtų praėję 4 pirmus žingsnius, jie būtų užstrigę 5 žingsnį. Tai taip jūs galite parduoti patys, bet ar nebūtų patogiau ir ar nebūtų geresnis rezultatas pasitelkti profesionalą, visada šį klausimą palieku atsakyti jums. Ir taip pat, kaip ir sakiau, šaknis tai yra tinkama objekto įvertinimo kaina. Tikrai mes nepučiam kainų, mes jų nenumažinom, tikslas yra parduoti už maksimaliai gerą kainą, ypatingai svarbu yra ir kitos sąlygos šiandienai klientam. Tai tikrai parduodame rinkos kainą, plius minus 5%, taip analizavus priklausomai nuo turto savybių, bet parduodame apie 90% viso turto, ką turime savo portfelyje. Ir išties pastebiu, kad pirmosios savaitės yra pačios svarbiausios, jos leidžia identifikuoti, ar turtas, apskritai, kaip pavyks jį parduoti, kokią kainą, koks susidomėjimas, kokios problemos, grįžtamasis ryšys ir ką galima pataisyti proceso metu. Tai išties turtas, kuris visų pirma teisingai kainuotas, sulaukia daugiausia peržiūrų, ką ir matote kreivėje, per savaitę aktyvumas, o paskui viskas krenta. Tai išėjus su neteisinga mokestinė kaina arba su blogu pateikimu, jūs atsidurėte tokioje situacijoje, kad to kliento dar vis nėra, ir procesas tęsiasi ir jisai gali užsitęsti be proto ilgai ir kažkaip gali būti tas geras rezultatas pasiektas, nes kuo ilgiau esate rinkoje, tuo didesnių nuolaidų tikisi klientai. O mes taip dirbame, kad būtų kuo mažiau suteikiama nuolaidų. Žinoma, taip pat yra ir kitos sąlygos svarbios, kad turtas ir atitiktų jo vertę. Tai problema, būsto savininkas dirba su ilgesnė kaina ir dažnu atveju paskaičiuojam, kad kas antram tik tai pavyksta parduoti pačiam. Galiausiai arba ateina pas brokerį, arba priima kitą sprendimą turtą nuomoti, ar galbūt iš vis nepardavinėti. Tai čia tiek yra veiksmų, ką standartiškai darome, tai čia visiškai standartinis sąrašas 19 punktų brokerio ir 3 veiksmai, kuriuos daro pardavėjas. Tai kaip matote, tik 8% visų pardavimų yra parduodant patiem, o net 92% visų pardavimų yra padaroma brokerių pagalba. Tokia yra statistika. Ir dirbame tikrai daug, tikrai tas procesas yra sustyguotas, o šiandien dienai bandau tokią didesnę žuvį įkasti.
Pičinau dėl 1 milijono vertės namo pardavimo Antakalnyje. Tai vakar klientui čia tokį marketingo pardavimo planą išsiunčiau, 20 punktai. Laukiu klientų atsakymų, iš tikrųjų būtų smagus iššūkis, noriu tokių iššūkių ir daugiau, tai tikrai nebijau parduoti prabangų turtą. Ir turim tam visus įrankius, Capital turi ir luxury brandą. Tai va, pardavimo procesas, papildomas reklamos galimybės, visą tai keliauja klientui. O jums pabaigai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų matom, kad 25 metais rinka sukasi. Čia yra parduotų būtų skaičius Vilniaus mieste, lentelė yra iš Untų, šiaip patogus įrankis galite patys naudoti, prisiregistruoti Untų puslapyje, jie perka sandorius iš registrų centro. Ir mes gaunam kiekvieną mėnesį ataskaitas, kiek būtų yra parduota, ir matome, kad nuo pat 2007 metų kiekvieną mėnesį, kiek būtų vienetų buvo padaryta sandorių registrų centre ir pagal tai galim vertinti, kaip jie atrodys rinka. Tai štai Vilnius beveik pasiekė būtų pardavimais tą buvusi lygį, kuris, jeigu išsibrėžtumėte kreivę, 930 vienetų gruodžio mėnesį užfiksuota ir per metus 9465 turtiniai vienetai parduota. Tai jeigu taip grubiai sakyti, tai mes esame 17 metuose, bet jeigu žiūrėti visą Lietuvą ir dar po to yra galimybė žiūrėti kiekvieną didelį miestą atskirai, iš tikrųjų mes matom, kad jau pardavimų kreivė kyla į viršų, tai be abejo yra geros finansavimo sąlygos, o kai geros finansavimo sąlygos, tai ir pirkėjai daro sprendimus ir tuomet ir kainos natūraliai pradeda kilti. Tai mano žinutė jums, jeigu planavot kažką pirkti, tai jau didelių nuolaidų tikėtis turbūt nėra pagrindo. Tai turbūt tiek, pirmą konsultaciją jūsų rekomenduotėm asmenim nieko nekainuos, o taip pat aš padedu ir pasirengti, pasiruošti papildomus reikalingus dokumentus, tai ir visokias preliminarios sutartys ir prašymai NŽT, ir dėl nepilnamečių gyvenamosios vietos užtikrinimo to, ko reikalauja notarai, ir visi kiti dalykai, bei pateikimas dokumentų notarui. O labiausiai ieškau tai tų žmonių, kurių gyvenime vyksta pokytis, kas dažnai keičiant darbą, iš tikrųjų keičiama ir gyvenamoji vieta. Taip pat įmonės ar asmens, kurių turimas turtas netitinka poreikių, vystytojų, kurie nori bendradarbiauti, nebūtinai parduodant jų turtą, bet galbūt dėl pas juos atėjusių pirkėjų turimo turto pardavimo. Ir taip pat stresiniai, taip vadinami patys neparduodantis nekilnojamo turto savininkai, bei jau nusižiūrėję, bet dar nepradėję pardavimo asmenys turintis nekilnojamą turtą. Tai tiek, ačiū už dėmesį ir noriu paklausti, kas buvo pirmas svečias ir kieno tas svečias buvo.